Naujas žaisliukas iš Amerikos. Harlėjus. Tik ant tralo. Tai va, kokie rasti defektai. Tai vienas sparnas ant dažymo. Bakas įmušimą turi. Priekinis sparnas keičiasi. Šakė pastumta. Bet nedaug. Kitos pusės lygtais irgi gal čiučiut, nu žodžiu, vešiukas tuo užsiema. Daugiau. Na, aišku, visą poliruot. Šitas irgi sparniukas. Tokį pažeidimuką turi. Ir tiek bėgęs jisai kilometrais 29 tūkstantėliai. Geriausia vieta, nes niekad nečiupinėjęs dar tokio modelio. O, bagažinė. Įsivaizduojat, kiek čia visko telpa, kam ko reikia. Ir dar čia. Ir merga ant galo telpa. Nupizdėt. Čia kaip ten sako, kebabinė, bet aš jam naują pavadinimą sugalvojau. Kioskas. Fainai, gal toks niekad neliekęs. Įdomu bus. Eisiu kraunu akumą. Bandysim žieps, irgi dalykėlis va. Beer holderis toksai, tai čia jau mano moca, nes šitas moca seneliui. Senelis bandys, sakė, vienkę kelt, burnautus darys, nu žodžiu. Pasiuto. Tai va. Toks Harlėjus. 2.14 metai. 1.8 varikliukas. Tai ką, pirmi darbai padaryti, nusilukštenau priekinį sparną. Ne, tai čia kotletas geras su juo įvykęs. Toks gražuolis. Na jau, neišeis pataisyti pas kebulistą, kad atkaltų, kaip su šituo Kawasakiu gavosi labai gražiai. Tai žodžiu, sparniuką radau už 20 eurų. Dėvietą ten su duobutė, tai nusidažysiu. Toliau va, anos pusės atšvaistėlis nulūžęs. Tai pas draugelį irgi už 10 euriukų. Įsiukuis, nežinau, gal kiniečiai turės, gal kažkur irgi dėvėtų. Čia ant priekinių sparnų. Gal taip turbūt buvo. Žodžiu, šitas toks ledinis žibintukas. Toliau. Čia va. Kažkoks sparniukas, kaip stiklinis, plasmasinis. Šakės jo gemtos, vairas kreivas. Čia dabar irgi, matyti Amerikoje, kas darė, mocų labai nemyli. Užklijavo tą izoliaciją ir visi klijai likę ant sėdynės. Tai čia tokį užsidėjau, kaip sakant, apsauginį modifikuotą uždangalą. Taip, akumą biškį užkroviau. Eisim, bandysim, kursimės jį. Tai va, nu, sparnus tai nusprendžiau, kad tiek šitą reiks, nes nubrauktas. Bakas. Biškį meilės reikės. Ir šitą sparną irgi darysiu, nes čia, aišku, gal tokie dar susipolintų, bet čia va, labai negražus tas kantas, tai tokį reiks irgi įsigaudyti, žodžiu. Tai va, ką benzą užpyliau. Degimą. Čiagi, kadangi pas mus įpurškimas, tai tas mielas garsas. Aišku, muzonas.
Kažkodėl magija nebeveikia. Nu ja, čia reiks pasižiūrėti, visokių tų niuansų dar yra tikrai. Tai va, nu ką žinau, padangėlės geros. Kas dėl pinigų, tai dabar centas į centą nepasakysiu, nes žodžiu, dar skaičiuoja hebrytė. Važiausi per Cars Fromusą, pridėsiu kontaktėlius, tai jau kelintas dabar galvoju, antras mocas, tai jo, antras Harliukas, pirmas buvo Kavo šita ir paskui dabar VZR-as 1.8 dar grįžta, tai hebrytė tikrai gerai dirba, sąžiningai, skaičiuoklę fainą turi, ten viską parodo, kaip sakyt, maždaug susidedi tą matematiką. Amdžynas irgi per juos pirktas, X-as irgi per juos. Nu, žodžiu, viskas, kas iš Amerikos per juos, tai tenkintas, patenkintas, tai tikrai pridėsiu, galit kreiptis, paminėti mane galit, arba tiesiog promokodukas, seniau turim, Spurga buvo tokia mašinytė, sakykit, Spurga kodą man davai nuolaidos, kažką susikalbėsit. Tai va, ką, tiek apie mocą, kol kas nieko. Šiandien pas mus penktadienis, antradienį susitariau, vežu į servisiuką, darys tą šakę. Šiaip biškį gatvėje pralekiau, tai vairas kryvai stovi baisiai. Tai žiūrėsim tiltų, šakės darysim, tiek žinių. Tai va, hebrytė, Harlėjus, prikeltas, pakeltas, sparniukas pasikeitė, šakės abi dvi plunksnas keitėm, tiksliau meistras keitė. Tai va, kas daugiau, nu, tai aišku, tepalai žvakės visą kitą, vienas diskas stabdžių buvo biškį čiučiut, lenktas ištiesino, toliau rato ašis, tai tvirtinimo irgi buvo palinkus, naują dėjom, o sparną tai ką nusidažiau. Paskui bakas, kur buvo kaltas, tai irgi kiek įmanoma išlygino, čia tokį demo versiją padariau, kad galėtų lėkti dabar žmogus. Ir čia, kur buvo pabrozdinimai, irgi tokį užpūtimą padariau, kad vizualiai gražiau ir labai gerai. Tai va, o žiemą ką reiks, vis tiek baką nusimsiu, sparnus nusimsiu, viską gražiai reiks nusidažyti. O dabar, kadangi senelis nori dar džiaugtis, vasara čia pas mus nebedaug liko. Ir šiaip ta mūsų vasara šiais metais tokia labai rudeniška. Tai žodžiu, šiandien atvaro tralas. Vežu aš jį va tokį. Čia išvaliau, išsiblizginau, kiek jau kur kas kaip ką galima. Ir viskas, šiaip aparatas įdomus, smagus. Keliaut labai gerai, liksvaros laikyti nereikia. Magas veikia, viskas groja, nežinau, šiaip mocas kaip ir gyvas papuolė. Tai atrodo viskas bus super, super duper. Vežam į kaimą, sadinam senelį, tegu deda gazo. Tai va, su Harliu tiek. Tai va, grįžo ir kiaulėsnukis. Suzuki VZR 1800, 27 metai, Amerika, grįžo paskui Harley. Taip, istorija tokia, virtęs ant šito šono, čia nubrozdinimai, duslintuvo nubrozdinimai, šitas buvo nulūžęs, pirkau naujus, lankas nubrozdintas, bakas lenktas čiučiuką, stabdžio rankenėlė priekinių nudzilinta, priekinis posūkis nulūžęs. Snukučio irgi nubraukta. Daugiau nieks nelinko, nieks nelygita, tai žodžiu, ką pasidariau, kad važinėt, nes kiek čia tos vasaros turim ir šiaip šitą vasarą ne kažką.
Tai pasitepliojau tiesiog vizualiai, kad nelystų tie nubrozdinimai ir tiek žinių. Tai kaladės keitėm, žvakės tepalai, reduktoriaus tepalai. Toliau buvo labai daug nesąmonių pridėta tokia orinė dūda per visą šitą vietą. Ledų, pakrovėjų, visokių jūs vienu žodžiu, mažą maišiuką maksiminį tą pilnas buvo pravotkės. Tai va, kas daugiau, fainai va laikiklis jau gatavai buvo, nepavogė nieks. Veidrodėliai Batmano, rankenėlės Batmano. Toliau tas tamsintas chromas, Black Shadow, kaip čia įsivadinas, tai tiek dangteliai visi, tiek ratlankiai. Jis dabar tik neišblizgytas dar visas čia po vienos kelionės biškį irgi parlėkiau. Tai va, kas daugiau, galinė padanga 280, atrodo gerai. Važiuot galima, guldyti irgi kažkiek verčiasi, nežinau, problemų tame neradau. Kobros išmetimas sudėtas, Power Commanderis yra, sportiniai, ar kokie čia tie, žodžiu, sportiniai oro filtrai. Nu ir visas, visur juoda, gražu. Taip, nežinau, sėdynės galinės nebuvo, buvo tik tai toks atlošėlis, bet aš jį nuėmiau, nereikalingas jis man, žibintas patamsintas. Tai va, žodžiu, labai norėjau aš visada to VZR, vis gaudydavau aukcionuose, tai istorija tokia. Laimėtas jisai už $3300 Koparte. Tai su parvežimai, su viskuo gavosi kažkas, palauk, 6300 beros, ten be kelių euriukų. Čia iki namų, su tralu, su PVM, muitai, žodžiu, visi bairiai, kas reikalinga, visi papirizmai iš Jankių. Tai va, hebrytė. Mocas tikrai stiprus, 92 kW, aišku, purškimas. Tai važiuoja. Tas Kawasakis prieš tai, kur turėjau, klubo draugelių pardavau, jau irgi buvo tikrai smagus mocas, kaip pirmas šioperis man labai patiko. Nu, bet šitas yra max, ta prasme, išvaizda, trauka tikrai gera, patikimumas irgi jo geras, ten su dėžė lygtais problemų turi. Bet kaip ir visi modeliai, kiekvienas turi savo kažkokių nesąmonių. Nerasi moco ant žemės ar mašinos, kuri būtų be defektų. Tai va, šiaip smagus tikrai, kas galvojat ar pirkti ar ne, labai rekomenduoju. Mocas palyginus taip dabar, kaina tikrai žemiška, man asmeniškai vaizdas žiauriai geras, važiuoja labai smagiai, pavyzdžiui, už tą Kawasaki, Vulkaną tą Kawasakis VN 1500 buvo 2006 metų. Jisai šitas yra sunkesnis 50 kg. Tai žodžiu, aš įsigandau iš pradžių, galvoju 5 kg daugiau, tu savo ten išlaikysiu, aš to moco, tą ananą, kaip sakyt, bus sunkus. Bet to nebuvo, kaip tik tai ant ralo užšokau, apsikabinau aš jį. Nu visiškai nesijaučia svorio. Matyti ilga bazė. Visas svoris išdėstytas teisingai, motoras dėžė į galą nustumta. Ta prasme, aš su juo, kai važiuoju, tai jis man maksimum duočiau 2 kg pagal pojautį. Tai va, tai tikrai smagus mocas. Ten, kas nori dėl techninių niuansų dalykų, tai tasgi Moto Guris yra įkėlęs, va būtent su tokiu apžvalgėlę. Tai irgi neišpizdavojo, viskas fainai. Tai va, taip. Tai va, 2 mocai grįžo. Pas Anabiškį daugiau Harley buvo, kaip ir matėt, su šakėm. Šitas iš vis nieko. Tai užsisakiau abudu posūkius, nusidažiau juodai. Šitos irgi nupirkau naujus, abudu užsidėjau. Ir viskas, važinėjau. Tai va, dabar ką, prakursi mane, paklausyt.
Tai ką, tiek su VZR-u, tiek su Harliu. Seneliui irgi mocas labai patiko, patenkintas. Man irgi patiko, tai nežinau, mano atveju mocas iš Amerikos tikrai galima pirkti. Ir pinigėlių sustaupo, variantai neblogi papuola. Aišku, bet čia vėlgi, kad tie maišė kaip ir su viskuo aukcionuose, tai šiai dienai tiek. Laukiam, gal dar kažkas susisuks nupirkt. Labai galvoju apie bagį. Tiek yra RZR, ar kaip jie dabar, bijau nusikalbėti. Bet žodžiu, ten tie kur turbininiai, litriniai, kokie ten jie galingiausi irgi. Tai va dar gal galvoju tokį kažkada bandytoje Amerikoje pasiimt. Ir irgi smagus aparatai ten, įdomu būtų išbandyti. Tai va, ką, su mocais tiek, tiko, nepatiko, nesunku, spaudžiat like, subscribe, žodžiu, pasišėrina ten, wow, viską žinot, nes čia dabar Lietuvoj kas antras tą YouTube keliam. Tai visa instrukcija žinoma, kartotis nebereikia, tai tiek. Ačiū, kad žiūrit ir ką, sėkmės, laimės, meilės, ate.